Sveiki, brangieji. Naudodamasis šią progą noriu visų pirmiausia stabdyti šią akimirką ir padėkoti savo kolegom, aktoriam, visiems kūrėjam, žiūrovam, kurie lankėsi Lėlės teatre už dar vieną įsimintiną ir nuostabų sezoną. 68 sezonas buvo kupinas kelionių, susitikimų, premjerų, švenčių ir svečių. Visų pirmiausia, reikia paminėti, kad minėjome 90 metų profesionaliam lėlių teatrui Lietuvoje. Lygiai tiek metų nuo pirmojo marionečių spektaklio suvaidinto kažkada tai Kaune. Keliavome į Šarlevilio festivalį Prancūzijoje, tai pagrindinė lėlininkų meka. Tenai dalyvavome su spektakliu Pasirinkimas pagrindinėje programoje. Taip pat pristatėme parodą apie savo teatrą, apie lėlių teatrą Lietuvoje, būtent Šarlevilio festivalyje. Viešėjome Varšuvoje, pirmą kartą buvo organizuojamas tenai festivalis patiem mažiausiam žiūrovam nuo 0 iki 3 metų ir su spektakliu apie pasaulį rodėmės jame. Šecene, Kontrapunkto festivalyje taip pat pristatėme spektaklį Pasirinkimas ir graži draugystė tęsiasi toliau su mūsų kolegomis iš Latvijos lėlių teatru. Gimtadienio progomis mes apsikeitėm tiesiog scenomis, jie rodė pas mus Sibiro haiku, mes pas juos rodėme savąjį spektaklį. Šį sezoną netrūko progų ir švęsti, paminėjome Lietuvos asitežo 25-metį, minėjome net 5 spektaklių jubiliejų, seniausiajam pasakoji apie Vėžliuką, sukako 30 metų scenoje. Tiek spektaklis gyvuoja. Lėlės repertuarą papildė nauji spektakliai, buvo Sakmė apie Aiščius, tada išėjo premjera iškart po naujų metų apie Brolius Juodvarnius ir pavasarį mes pasitikome su spektakliu Baubas. Toliau sėkmingai gyvuoja ir po Lietuvą keliauja mūsų mylimas spektaklis Mergaitė su šautuvu, tapęs ne tik spektakliu, bet ir unikalia pilietiškumo pamoka jauniesiam žiūrovam. Tai keliaujam ne tik po Lietuvą, įvairius festivalius, įvairius miestus, aplankėm visus didžiausius Lietuvos miestus, bet ir lankome Lietuvos bendruomenės, kurios gyvena užsienyje. Džiaugiamės ir jaunaisiais mūsų žiūrovais, vėl organizavome vaikų rinkiminę apygardą, kurios metu mūsų jaunieji žiūrovai galėjo išreikšti savo nuomonę ir išrinkti savo mylimiausius. Vaikų dieną kartu šventėme su socialiai jautriausiais vaikais, tiem, kuriem galbūt stinga mūsų dėmesio. Mes pakvietėm juos į mūsų teatrą ir jie galėjo čia pažiūrėti spektaklį. Ir taip pat šiais metais organizavome vėl vasaros vaikų Lėlės teatro stovyklą. Naujovė yra ta, kad šiais metais organizuojame 2 pamainas. Pirmoji buvo birželio mėnesį, antroji bus rugpjūtį. Kiek žinau, dar kelios vietos yra. Tai jeigu tik tai sugalvosite, grįžę po atostogų prieš mokyklą, ateikite pas mus į Lėlės teatrą smagiai praleisti laiko. Šį sezoną vyko ir Baltic Showcase'as, Baltic Visual Theatre Showcase'as, jis vyko Rygoje, ten keliavome su spektakliu apie žmogų, o 2030 metais jau laukiame Baltijos lėlių ir vizualaus meno vitrinos čia Vilniuje. Kultūros nakties metu suvaidinome Čipolino versiją skirtą suaugusiem ir čia sulaukėme didelio susidomėjimo, o taip pat ir mūsų teatrą aplankė svečiai iš užsienio. Tai naujos kūrybinės pažintys. Pas mus lankėsi Markas Daunas, Markas iš kompanijos Blind Summit. Čia surengė mūsų kolegom kūrybinės dirbtuvės, pasidarė atranką ir pradėjo repetuoti naująjį spektaklį. Žemo lygio kabaretą pavadinimu Low Life, kurio premjera jau rugsėjį. Nekantriai laukiame jos, mat spektaklis yra skirtas suaugusių auditorijai, tai labai laukiame ir kviečiame stebėti mūsų naujienas ir nepražiopsoti bilietų. Per sezoną suvaidinome 34 spektaklius gastrolėse ir kone 300 spektaklių namuose. Kartais buvo nelengva, kartais reikėjo suspausti kumščius, sukąsti dantis
ir labiau pasistengti, tačiau vidinis vaikas, bent jau manyje, jau stiebiasi nekantriai ir laukia naujo sezono, 69-ojo, ką jisai atneš į Lėlės teatrą ir ką mūsų žiūrovai galės jame pamatyti. Tad dabar linkiu gražios vasaros, neperkaiskite, pailsėkite, o kai pritrūksite įspūdžių, mes jau rudenį lauksime jūsų čia Lėlės teatre.